Automobilistų išmintis byloja, kad netepsi nevažiuosi. Todėl šiandien pasikalbėsime apie tai, kaip prižiūrėti automobilio variklio tepimo sistemą, kad variklis tarnautų ne tik ilgiau, bet ir sklandžiau. Variklio tepimo sistemoje galima rasti ne tik tepalą, bet deja ir nešvarumų, kurie gali padaryti rimtą žalą varikliui. Pavyzdžiui, nešvarumai gali užkimšti tepimo kanalus, todėl kai kurios variklio detalės gali gauti per mažai tepalo, o to pasekmė – greičiau dylantys, stringantys ar net lūžtantys elementai. Kad būtų išvengta tokios problemos, būtina laiku keisti tepalus. Kol alyva nesusidėvi, jinai palaiko švarą, neleidžia visokiem kitom dalelėm, deravom, užnešti kanalų, prisiklijuoti, susiaurinti kanalus. Ir to pasiekoje lieka švarus variklis. Bet jeigu mes eksploatuosim automobilį biškį agresyviau, uždelsim alyvos keitimą, tai tos dervos prisiklijuoja prie variklio tiek blokas, tiek vožtuvų dangtelis, kanalai. Nešvarumai tepimo sistemoje gali atsirasti ne tik dėl pavėluoto tepalo keitimo, bet dėmesį reikėtų atkreipti ir į degalų kokybę bei savo važiavimo režimą. Pavyzdžiui, jei automobiliu daugiausia važinėjama mieste trumpus atstumus, savo gerąsias savybes tepalas praras greičiau, todėl ir keisti jį reikėtų anksčiau nei numato automobilio gamintojas. Tačiau nešvarumų ne visada pavyksta išvengti, net ir automobilį prižiūrint skrupulingai bei naudojant tik aukščiausios kokybės tepalus. Todėl tepimo sistemos valiklius specialistai pataria naudoti reguliariai, kas 2 ar 3 kartą keičiant tepalus. Beje, jums nereikia jokių specialių įrankių ar specifinių žinių, norint tai padaryti patiems. Tai yra pakankamai draugiška vartotojų priemonės, kadangi yra naudojama paprastai, nereikia jokio turėti išsilavinimo, kaip sakant. Tiesiog užgesinam variklį, variklis jau pasiekęs darbinę temperatūrą, yra karštas, susipilam, į užpilimą alyvos angą, uždarom. Vis tiek pačiai pradžiai paliekam gal porą minučių, padirbam tuščia eiga, kad nevyktų šokas varikliui. Ir startuojam, važiuojam pagal instrukciją nurodyti atstumą. Nes kadangi vienos priemonės yra, kuriam galima važiuoti biškiai gal tokios, kurios agresyvesnės iki 200 km, arba tuščia eiga padirbti pagal instrukciją nurodytas laikas yra. Yra priemonės švelnesnės, su kurio mes galim važiuoti 300-400 km. Bet esmė yra tam, kad vis tiek reikia laikytis gamintojo priedo reikalavimų ir alyvą po to naudojimo važiuoti pasikeisti, servizą padaryti pilnai. Specialūs valikliai pilami tiesiai į variklio tepalą ir susimaišę su juo keliauja per visą tepimo sistemą, kur pakeliui surenka visus nešvarumus. Stambus yra sulaikomi tepalo filtre, o smulkus pašalinami kartu su tepalu jo keitimo metu. Tačiau norint maksimalaus efektyvumo, būtinai perskaitykite valymo priemonės naudojimo instrukciją ir įvertinkite, ar galėsite įvykdyti tam tikras sąlygas. Pavyzdžiui, tepalus pakeisti iš karto, kai nuvažiuosite rekomenduojamą skaičių kilometrų. Išvalyti tepimo sistemą pravartu ne tik dėl prevencijos, kad užkirstumėte kelią galimiems rimtiems gedimams ar greitesniam detalių nusidėvėjimui, tačiau tai padeda užtikrinti ir efektyvesnį variklio veikimą, todėl sumažėja vibracija, garsas ir degalų ekonomija. Todėl vienu šūviu galima nušauti 2 zuikius – ne tik prailginti variklio tarnavimo laiką, bet ir mėgautis didesniu komfortu bei degalų ekonomija.